Spustelk 2 kartus per ekraną, kad aktyvuoti savo dėlionę ir būtinai spausk follow, jei nori turėti savo šį dėlionę. O korta sako, kad jis neblogas žmogus, bet tarp jūsų dabar vienas žingsnis link prarajos. Ir tu savo taip sakai, taip, visai neblogas žmogus, jis kaip iš šoną pažiūrėti, bet tau jis yra negeras. Ir tu tai žinai, ir tu žinai, ką jis daro negero tau. Iš esmės tu matai, kad jis neblogas žmogus kitiems, jis neblogas žmogus aplinkiniams, jis neblogas žmogus į šeimą, taip, vaikams ir taip toliau, bet tau jis yra blogas. Ir nėra tarp jūsų jokio ryšio, nėra tikslų, nėra norų, jūs judat dabar būtų ir tu tą matai pati, kad kaip ir į nieką jūs judat, nėra bendrų planų, bet tu turi vieną planą dabar savo galvoje, kuris vis sukasi ir tu galvoji, ar tęsti toliau šitą kvailą žaidimą, arba bandyti kažką keisti, arba paimti ir išeiti, kažkokį sprendimą priimti savo gyvenime, tokį lemtingą. Ar tas tavo sprendimas tau padėtų arba atvirkščiai viską sugadintų. Būtum laiminga, jeigu priimtum tą sprendimą, apie kurį dabar galvoji. Čia klausimas. Nori sužinoti, ko iš jo laukti, ar jis paleis tave lengvai, ar jis bus patenkintas to sprendimo. Supranta ketvirtukas, o tai yra sąstingio korta. Yra potencialo tavyje yra. Taip, tapti laimingai, bet inercijos trūksta, tu nežinai, kaip tai viską padaryti ir tapti laimingai. Galim pažiūrėti per taro kortų prizmę vis dėlto, kas vyksta jame, kas vyksta tavyje, kas tarp jūsų, kokie vėjai ir ar tai būtų teisingi sprendimai. Rašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, kaip tau geriausia veikti.